Sveiki visi, iš garažo į garažą, trečias kartas. Sezonas baigėsi, tai taip, kad pasilgam vieni kitų, norim pasišnekėti apie visus tuos dalykus ir žiūrėkim, ką čia mums pavyks padaryti. Taip. Darom vartus. Padėt reikia iškojas dėlį. Taip, leidžiam vartus ir žiūrim, ką laukia turim. Užsidėjau kitką žieminį šalmą, kad ausys nenukristų. Eisiu bandyti važiuoti, kaip čia neapsijuokti prieš visą pasaulį. Mes žieminė irštoj. Pagaliau vasarėlę po darbų padirbėjom biškį. Ir va, galim dabar su vienu draugu arba su dviem. Vienas šitas, kitas dar kas nors. Galim pasėdėti šiltai, pasiruošti žiemai. Na ką, veriam vartus ir susitiksim su kokia tai kiemelė. Gerai, tai mačiau gražus garažėlis tavo ten. Taigi, kaip sakau, po darbų padirbėti reikia ir tada gaunas va toks va daikčiukas, nedidelis, 4x3, bet sočiai. Nu tai super, nedidelis, tai šildyt bus lengva, nereikės sėdėti šaltai, taip. 3 malkelės ir viskas, ir va, sėdi savo. Super, ir ten mačiau toks įvažiavimas originalus. Tai kad supranti, kitokio varianto nėra. Aukštai pastatytas ant pastolių, žinai, kaip įvažiuosi, neįnešigi, žinai, tai ką, nuleidai ir viskas, vartus, supranti, pakaina. Tai kada baigei sezoną, kada paskutinis važiavimas buvo? Anksčiau negu tu, tai tikrai. Prieš 1,5 mėnesio kažkur tai. Ai, tai tada kažkur tai palenkės ir taip ir užsibaiginėjo viskas. Tai. Ne, dar kažkur tai važiavau, bet tai ten vietinės reikšmės. A, tai su Goldwingu buvai išvažiavęs? Su Goldwingu buvom pas draugą, tik tai išvažiavę, vadinamą Lenkiją, žinai, kur švenčianėliai, švenčionys ten, žinai. Mes tai čia dar pasivažinėjom porą kartų, dar buvom išvažiavę čia į Labanoro miškus, biškį ten prasisukėm tokį ratelį. Dar Vilniuje čia kažkaip tai pasivažinėjau, bet jau tokie kaip ir orą nebepataikiau, bet ir kažkokią tai tokią azartą neturėjau. Tai gal paskutinis toks didesnis važiavimas buvo, tai va dabar būtent tai Londone, kai buvau, išsinamavęs motociklą. Tai vienas buvai? Vienas buvau, būtent, kad tiesiog daug paprasčiau viskas ir aiškiau. Nors, aišku, iš tikrųjų norėčiau važiuoti dviese, turėjome kad dviesen vieną mocą. Nes tikriausiai gal verta atskiros laidos, atskirą pasakymą, bet tiesiog būtų įdomiau, linksmiau ir patogiau. Nes mieste laviruoti, naviguoti, dairytis ir visa kita, vienam tuo pačiu ir filmuotis dar ir komentuoti, tam tikrą prasme yra toks nelabai dėkingas darbas. Kitas dalykas, kadangi tas Londonas toks nelabai saugus, tai vis laik yra baimė palikti kažkur, tai, žinai, ten prirakinėti 3 grandinėms, žinai, irgi daug darbo, tai toks neišsisneitas, žinai. Nu tai va, tai ką, galim gal pasikalbėti, kaip čia mūsų tas sezonas praėjo, kaip tau viskas čia atrodo. Aš tai va, supranti, kaip tik sezonas prasideda, va tokią mintelę išaudžiau, žinai, biški. Ir prasideda suvestinės, žinai.
vienas žuvo ten, kitas ten, motociklistus turiu galvoj. Taip. Ten kažką, tai ten vėl kažkas tai kažką prisidirba, supranti, bet tendencija tai labai bloga, suprantat, apie, čia visus motociklistus liečia, čia išimčių nėra. Vienu žodžiu, jeigu mašina nepraleido, o motociklistas lėkė net 65 km/h greičiu, kaltas motociklistas. Visada. Arba kas nors dar, 100 gali būti greitis kely, bet jo nepraleido ir jis bus 100% nuteistas, išžagintas ir visą kitą. Jeigu tu paskaitai postus visokiausius tenais, net kad, žinai, gaila žuvo žmogus. Ne, donoras. Tai žinai, mes galim čia, žinai, dėjuoti ilgai ir visą kitą, bet patys savanoriškai renkamės šitą kelią, tai gal einam tada iš karto prie atsiminimų, kad aš galiu pasidžiaugti, kad šitas sezonas praėjo visiškai, neturėjom nei vienos sudėtingas, pavojingas situacijos, kur būtume kažkokia tai netgi grėsmė iškilus, nežinau, kaip čia mus gal kažkas saugo, ir mes tiesiog subrendam kaip važiuotojai. Tai aš tai tiesiog labai gerai suprantu, ką tu sakai, kad visuomenės tas toks požiūris ir iš kitos pusės netgi girdžiu irgi ten ar užstaliai kokioje, ar kur visai su tokiu tam tikru priekaištu, tai kaip tu čia drįsti, žinai, tuo užsiminėti, rytum tu čia sukeli kažkam nepatogumų kažkokių, tarytum, sakykim, ten užsimušti slydėm, sakykim, ar prigerti, žinai, kažkur tai žvejojant, tai tipo jau, yra kaip ir... Garbingiau, žinai. Jau, tipo, jeigu su motocikla, tai čia jau, tipo, kažką tai nuskriausi, tai tokio girdžiu, bet aš tai stengiuosi atsiriboti nuo to, aš neskaitau tų komentarų. Ne, tai toks yra atsiribojimas, bet vis tiek paskaitai ten kažkokį straipsnelį, paskaitai ten naujienas arba per televizorių, tai įkala į galvą. Tai įkala, bet aš vis laik bandau tada suprasti situaciją, kodėl taip atsitiko, kas kaltas. Būtent kaltas ne tuo, kad kažkam suversti kaltę ir ieškoti tenai kažkas atlygio, bet daugiau suprasti situaciją, kad kaip galėjo būti kitaip. Ir aišku, tada pradedi galvoti, kad vis tiek reiškia, jeigu, sakykime, pats motociklistas, pradėkim nuo to, nes labiau pažeidžiamas, turėtų būti labiau pastebimas, labiau kontroliuoti situaciją, rinktis kažkokį tai greitį, geriau skaityti situaciją, tai suprasti vairuotojus aplinkui, galų galia tiesiog net ir nevažiuoti, jeigu mato, kad kažkas tai tokio, tai geriau ten žvyrkeliu kažkokį kaimą važiuoti, negu ten, kur tave ten partrenks kas nors ten. Ypatingai tos situacijos, matai, kaip ir sakai, kur suka į kairę, nepraleido ir aišku, ten greičių skirtumas, visą kitą, užtenka 60 km/h ir gali būti sunkiai sužeistas. Tai šitoj vietoj reiškia, prieš lenkiant reikia visą laiką labai daug kartų įsitikinti ir žiūrėti, ar tave mato, ar supranta, ką tu nori daryti, taip. Tai jo, bet vėlgi į kitus vartus pavarysiu, biškį, saugokis, gerai, kolonėliai, mano atsitikimas. Tau pasakau, bet čia plačiai publikai, sakykime. Tiesi benziną, ramiai savo prisipyliai, supranti, ramiai užsidarai baką, užsikarkuoji, užsirakini, graibais piniginę, žinai, vaisių mokėti. Matosi, moteris važiuoja irgi už manęs, ne? Važiuoja, bats galan motociklą. Išplėstom akim žiūriu, supranti, sakau, kaip, neįprasta situacija. Sakau, gal išlips, gal kažką, tai, ašgi pradžiu verda. Paskui nusiramini, bet čia sekundžių reikalas, žinai. Tai žiūriu, kad ten išlypo ir kolonėlėn, gal bulkučių, gal ko, supranti, nesvarbu. Ir ką, spjaunu ir einu susimoku, išvažiuoju. Va tau ir supranti, saugokis. Tai taip, žinai, aš tau dar pritarčiau irgi tas situacijas Vilniuje važinėdamas labai daug matau. Tai būtent su mobiliais telefonais rankose. Tiesiog prakeikimas. Aš nemačiau motociklistas, kad su mobiliu važiuotų niekad. Ten ir ypatingai labai daug moterų, kurios tiesiog ant kelių pasidėjo, ant vairo pasidėjo, aš nežinau, ten skaito, rašo, žiūri, ten ypatingai jom apgaulinga yra, dėl ko sakau, dėl to, kad moterų labai daug matau taip darant. Ir ypatingai, kai ten kažkaip nerangiai, ten nevėkšliškai kažkur manevruoja kažkokia tai aikštelė ir dar būtinai kitoje rankai telefonas. Tai čia šita problema Lietuvoje kažkaip turėtų spręstis vis tiek, nes kiekvieną kartą, kai vairuotojas su telefonu rankose padaro, ką nors avariją, partrenkia, nežinau, dviratininką, motociklistą, žmogų pėsčiųjų perėjai, jisai niekadagi nepasakys, kad jisai tai darė. Jisai tiesiog kišo telefoną į kišenę,
Aš esu girdėjęs tokiu atveju būtent Anglijai, kai yra ne vienas vairuotojas nubaustas, kai jau tą įvykio metu tiesiog paima iš jo telefoną ir patikrina laiką. Ir jeigu tuo metu, kad yra žinutė ar skambutis buvo darytas, iš karto automatiškai kaltas. Buvo čia kažkokia tai byla prašyta ir laikraštikai, kažkoks tai furistas lietuvis buvo taip apkaltintas. Tai va, ir kažkaip Lietuvoje taip. Čia paprasta, taigi paskutinė įrašas, žinutė arba taigi sekundžių reikalas ten pasižiūrėti, tai ir viskas. Taip, bet vėlgi grįžtam prie to, praeitas sezonas, mes iš vis galim tokią struktūrą pokalbį skirti, kad tai kas buvo, kur mes esam dabar ir kur mes norim pakliūti. Pirmiausia, tai sakau, aš tai džiaugiuosi, kad kažkokiu tai važinėjom daug, iš tikrųjų, buvau 2 kartus Indijai, buvau Anglijai važinėjau, Latvijai važinėjom, Lenkijai buvom, apie Lietuvą jau nekalbu, tai čia mūsų duona kasdieninė, bet visur pavyko išvengti kažkokių tai tokių sudėtingų situacijų, kažko netgi, sakau, lengvai ir išsigandęs net nebuvau. Nežinau, gal čia reikia dėkoti, kad tas mūsų Himalajus, kuriuo mes važiuojam, jisai toks, kaip sakyti, netraukia, žinai, ko jie ten lietuviai kaip pastebi ir nemėgsta, nes ten galės nėra, nieko nėra, bet gal tai ir gelbsti, tai net nežinau. Taip, kuo galingesnis, tuo geriau eina, tuo tada noras yra paspaus, paprasčiausiai. Bet čia tada jau pradedi kalbėti apie tai, kad čia tada prisideda jau motociklistai jau problema, kad jeigu jis viršyje greitį ryškiai, aišku, kad sumažėja ten stabdymo kelias ir jį sunkiau pastebėti ir visa kita. Tai matai, irgi dabar populiaru nauji motociklai, ABS, tenais praslydimai, viskas. Tai čia yra minusas iš tikrųjų, nes, Taip, nes, atrodo, tu jau moki važiuoti, tu jau reiškia, jo. Aš labai skeptiškai žiūriu, aš tą patį netgi perkelčiau ant tų brangių aprangų ir visą kitą, tai suteikia iliuziją kažkokią tai saugumą, tarytum tu ten kaip kosmonautas skafandrė ir tau nieko neatsitiks. Iš tikrųjų, tai čia tik tai tokia iliuzija, kaip ir sakai. Gal geriau reikėtų tiesiog geriau išmokti važiuoti ir kontroliuoti transporto priemonę. Ne, tai sakau, gal sugedęs Enfieldas, netvarkysi nieko. Niekas nesugedo, turėjau paskutinį, tik tai jeigu prisimeni, kaip iš Lenkijos važiavam, būtent kai grandinė nukrito jo. Tai vėlgi, kad būtų aiškiau plačiai publikai, tai motociklas yra 28 000 ir pirma grandinė. Tai Lenkijai tiesiog sustojus vienoje vietoje, jungiau pirmą bėgį, gazą ir žiūriu, nevažiuoja, bet sukasi tik tai grandinė. Tai laimingai nukrito į tą vidinę rato pusę, niekas neužkliuvo. Tai užsidėjau, dar sutempiau iš paskutinių sulčių. Ir davažiavau iki namų. Tai turėjau pagrindinį darbą, tai grandinė ir be žvaigždės keičiau. Tai vėlgi tokia labai įdomi patirtis. Pirmas dalykas, kad kai vis laik tikėjausi, kad kažkas nuluš, nesisuks, netiks ar įsakyta, bet viskas labai puikiai suveikia. Ir tą progą pasižiūrėjau manualą. Tai būtent grandinių gamintojas, japonų kompanija, turi YouTube filmukų pridėję, kaip keis grandinę, kaip aptarnaut grandinę. Tai buvo puikiai proga pasižiūrėti apie grandinę. Tai man suintrigavo vienas naujas dalykas, kuriuo galiu ir pasidalinti ir su tavim. Jeigu ten eina mintis, kodėl reikia tepti grandinę, tai atrodo tam, kad nebūtų tepaluota ir nerūdytų. Tai įdomiausias dalykas, kurį ten jie pasakė, tai kad nerūdytų, tai čia yra nelabai čia tai svarbu ir jiems tai labai nerūpi. Bet tepalas sumažina trintį perdavimo metu iš variklio į galinį ratą. Ir reiškia, variklis tiesiog praranda mažiau galios tuo metu. Tai sakykime, ant galingų motociklų, kur ten litriniai, gal tiesiog nesijaučia, ten daugiau, mažiau tos galios, jos vis tiek yra daug. Kai Himalajus yra, sakykime, vos gyvos, 18 kW, tai tas labai jaučiasi ir aš jau senai atkreipiau dėmesį, kad sutepus grandinės į toks gyvas pasidarė, jis vėl pradeda važiuoti. Tai dabar yra tokia nauja paskata, kodėl reikėtų rūpintis grandinę. Ne todėl, kad jinai ilgiau tarnautų, ar kad jinai nesurūdytų, ar kad ten geriau atrodytų, bet realiai tai tiesiog jisai truputį galingesnis pasidaro, nes būtent tepalas ant žvaigždžių, jisai tiesiog mažina trintį ir daugiau galės lieka būtent judėjimai. Tai va čia mano toks atradimas rudens. Kaip pas tave ten, mačiau, ten užvedinėjai. -6 rodo. Ir reikėtų biškį kraustytis į kitą vietelę mums su technikyte. Šitas dramblys uždengtas, liks čia. O va su šitu žirgeliu važiuosim į kitą vietelę, šiltesnę, kad galima būtų pasitvarkyti kitam sezonui. Ir apskritai šitam garaže jau kaip ir šalta plepėt. Snarglys net bėga. Tai va, bandysim dabar mėnesis laiką, gal daugiau, 1,5 stovim, nekurtas, bandysiu užkurt. Ir bandykim.
Kurgi čia tas raktelis? Nematau, va štai. Op, pasižiūrim, signaliukas yra. Yra. Nu ką, čia nėra ko labai dėlst. Viskas įjungta. Pats sosas yra jau padarytas. Bandam vest. Nu. O, žiūrėkit, kaip laikradukas. Kaip laikradukas. O, tik pasigyriau. Bet nieka, šalta. Nenorėkim jau čia, kad būtų idealiai. Aha. Pasižiūrim, gal kranelis užsuktas netyčia. Nifiga. Bandom patsosą nuimti. O. Ar čia kankint, ar nekankint, bet vis tiek reiks kažkaip užvesti. Pabiški užvesim. Ir važiuosim į kitą garažiuką. Motociklą užvedžiau, vienu žodžiu. Iškėlintą tai kartą, matyt, karburatoriui biškį mažoką benziną buvo. Tai reikia iš tikrųjų tai paverst. Ir kad biškį pabėgtų ant žemės benzinas, tada labai gerai kūrės. Bet čia kiek buvo likę biškį garelių, tokių čiūrų užsikūrė, viskas gerai. Ai, nieka, kaip visadagi matai, 2 kelionės, 2 dvirėlės parėjęs kravimą. Sekančiai kelioniai, nežinau, reikės gal 2 įsimest kokias papildomas. Bet visą laiką gal reikia turėti kažko tai tokio, žinai, tų pagrindinių dalykų, kas gali ten, kai vat, būtent šitos vasaros patirtis, sankabas trosas būtų gerai turėti. Aš tai atkreipiau dėmesį, kad būtent vat, Himalajus, jo prasideda visokie rūpesčiai už 20 000. Tai jeigu motociklas yra važiavęs daugiau nei 20 000, tai greičiausiai jau reikia turėti. Trosą ten, vėlgi įsivaizduojam, kiek važiuojam, jeigu važiuojam apie namus, tai taip, bet jeigu važiuojam kažkur tai toliau, kur, sakykime, tos pagalbos reikės laukti ilgiau arba tiesiog nebus ką nusipirkti. Tai supranti, vėlgi, Himalajus negalingas, jūs vieni važiuojat su vienas ant vieną. Tai va ir nėra tų didelių problemų. O va šitas yra 600 kubikų, ne? Bet mes dviese važiuojam su manta, jau gaunasi virš 200 kilogramų jau, žinai, papildomų. Tai va, jau reikės keisti sezoną, reiškia, sankabą. Jau garantuotai veža. Tai va, irgi pasiekmė 2 važiavimų, reiškia, ir, nu, vis tiek po kalnelius, po miškelius, sankabas paudėlio, jeigu ten gazuoji, sustabdai, nu, vienu žodžiu, va tokie. Na tai žiemą tam ir yra, kad pasirūpint savo, kaip sakyt, arklydę. Tai matai, nėra čia sudėtinga, žinai, jeigu būtum šitą baltarankis, nu tai žinai, sudėtinga tada kažkur išvežti, kažkur tai ten prisiprašyti, sumokėti pinigus, bet čiagi paprasta. Aš tai, žinai, matai, Aidai, dar aš ne tiek dėl pinigų, aš kitą kartą nepasitikiu tais darytais. Aš turiu blogos patirties, turėjau tokį Honda Transalpą, patį pirmą savo motociklą. Buvau Vilniuje čia atidavęs kažkokiem tai tokiem kreivarankiam, nu tai varžtai kreivai susukinėti, išmėtyti, ten tiesiog tik tepalą turėjo pakeisti ir dar kažką padaryti ir viskas per užpakalį padaryta. Aš vien dėl to bijau, nes visiškai nesinori, kad kažkam atiduoti daiktą ir aš netikiu, kad kažkas tai tepalą keisdamas ten laukia, kol ten išvarvės tau visi ten tie lašai ir dabar ten žinoti, pakeitė filtrą, nepakeitė filtrą, vėlgi labai lengva, nuleidai tepalą, pripylei naują ant seną filtrą ir viskas ir tu gali važinėti ir tu niekam nieko neįrodysi, jeigu ten kažkas ir atsitiks. Tai dėl to aš kažkaip tai noriu pats viską daryti ir dėl to man ir patinka tie motociklai, tokie lygiai, kurie aš pats galiu pasiremontuoti ir galiu apsitarnauti. Taip, geriausia pačiam, kad nėra ten ką daryti iš tikrųjų, žinai, iš principo, tik tai turėk raktelių keletą, supranti ir viskas. Bet vėlgi pasikartosiu, praeitas sezonas, praeitas dar jisai tęsiasi kažkiek, tai dargi... bet Lietuvoje nebevažiuoja. Man tai tikrai jisai patiko. Ir vėlgi, jeigu kas manęs paklaustų, kas man labiausiai patiko, tai man Latvija labiausiai patiko. Dirbantys tryse. Nu, taigi jūs dirba tryse, o aš atostogauju. Kada? Dabar. Tai kodėl? Tau dar blogiau. Ai, ta prasme. Tau dar blogiau, nuobodu ir dar užpakalį. Ne, man nenuobodu. Aš tikrai žiūriu, aš dar nesistebiu šituo atsilikimu. Bet svaidą tai konkrečiai, blėtai. Jis užsėtis, žinai.
Ne, geriausias ir ilgiausiai pavažinėjom tenai Latvijoje ir šiaip keliukai geri ir tokie labai Matai, jeigu taip šauniai. lyginti Lenkiją ir Latviją, tai Lenkija tokia labai asfaltuota. Jeigu kam patinka būtent asfaltas ir asfaltiniai motociklai, tai viskas gerai tenai. Ir į tos gražius posūkius Mazūrose yra super. Bet jeigu norint tokio biškio fraudą, tą žvyrą ir visą kitą, tai Latvijos kol kas tai man tai jinai superinė. Jo, ir jo, geri keliukai, tikrai, 100%. Ir paprasta ir lengva, sėda ir nuvažiavai yra. Nu tai Ir ką net toliau tada, tai kas planai kitiem metam? Yra kokių ambicijų? ambicijų. Kokių ambicijų? Sugalvosim ką nors, man atrodo. Kažkokių tai, iki 1500 kilometrų mano žirgelis turėtų patraukti, taip kad kažką tokio. Man tai, žinai, patinka svajoti, aš net tokią išvedžiau tokią teoriją dabar, žinai, kad kelionė kiekvienas susidaro iš 3 etapų. Pirmas etapas yra planavimas, tai yra vienas irgi iš įdomesnių, kur ten žiūri žemėlapį, rengi viešbučius, ten informacija, ten kažkokios tai geležis krauni į dėžės ir jau rašies ir visą kitą. Ir ateina ta diena X, kur viskas vedam, jau čia motociklus, jau lypam ir važiuojam. Nu ir jau ta realybė, kartais atitinka tas svajonės, kartais netitinka ir viskas truputį gali pasisukti kažkaip tai. Ir trečias tada etapas yra tai atsiminimai, kai sėdi montuoti kažkokią tai filmuką ir vėl prisimeni. Ir labai įdomus tada dalykas yra, kad kitą kartą kelionį netgi nepastebėti dalykai, kurie kaip ir buvo nelabai svarbus, jie tampa svarbus ir netgi raktiniai ir esminiai, arba kažkoks tai nuotykis, su kurio pavyko sėkmingai susitvarkyti. Visai tai gal net ir keliaujam dėl tų nuotykių. Tai tai žiemos metu norisi tą pirmą etapą vėl pradėti ir galvoti, kur mes norėtume nuvažiuoti, ką norėtume padaryti. Ir matai, tu man atsiuntei nuorodą ten, kur tas Japonas ar kas ten važinėja, tai žiemą ten taip vis pagalvoju, žinai. Gal aš per senas, blemba, nežinau. Dienai gal, žinai, dienai, dviem kažkaip ekstremą, bet, savaitę varyti ten, nežinau. Aš tai iš dabar truputį kitaip galvoju, aš kaip į tą Londoną dabar važiavau, tai vieną iš tokių planų turiu, reikėtų pasivažinėti po ES sostinės. Ir būtent važiuoti nuomotais motociklais. Tai yra du zuikius norėčiau nušauti. Tai vienas zuikis tas, kad tiesiog turėti patirties pasivažinėti svetimuose miestuose, tai labai įdomu. Jiegi visi skiriasi, tai pagrindinis tas, sakykime, būtų kriterijus, ant kiek jie yra draugiški motociklizmui. Tai eismas, apribojimai, neapribojimai, ten elgesys, kitų eismo dalyvių, visą kitą. O antras dalykas labai įdomus, tai ištestuoti kitokius motociklus, nes matai, kai einame į moto parduotuvę ir ten pilna viską prikrauta, žinai, ir noris ir to, bet tu viską negali turėti. Ir supranti, tai visiškai smagu, dabar, kai Londone namavau tą Triumfą, tą Street Twiną, tai visiškai kitokia patirtis, visiškai kitoks motociklas, ar aš jį pirkčiau savo ir norėčiau turėti garaže, nežinau, bet tas 2 dienas, kokias pasivažinėti tam mieste tokį motociklą, yra žiauriai smagu. Tai galvoju, kad žiema labai neprailgtų, tai greičiausiai reikia kažkur tai rinktis tokius kraštus, kur galima dabar važiuoti šiuo metu. Tai artimiausi tikriausiai yra kandidatai, tai Malta tinka, žiūrėjau, ten yra jie nuomas, turi neblogai. Ir tada tinka Atėnai, Graikija irgi. Temperatūra tokia 18 laipsnių visą kitą. Tai galvoju, tiesiog reikia žiūrėti pigių bilietų ir programa būtų labai paprasta. Reikia pigiai nuskrist, pasiimti viešbutį prie motonuomos, kur nors, ateini rytą su šalmu, pasiimi motociklą, atvažinėjai dieną, supranti, vakare palikai pas juos ir supranti, braukšti atgal, supranti, ir ten pirmadienį ir sekmadienį vakare braukšti atgal, žinai. Tai sakiau, dabar reikės padirbėti su tokiu planu, nes jisai, žavingas to, kad jisai labai mobilus, labai greitas. Nes matai, kaip ir sakom, važiuoti, tai iš Lietuvos 1000 km reikia arba tą pusę, kažkur tai vis tiek, bet vien išvažiuoti jau yra iššūkis, taip? O tų skrydžių, jeigu dabar pasižiūrėjus, tai tikrai, jeigu pavyktų taip, net nežinau, kokiuose čia ribose, gerai, sakykime, bilietai pirmin atgal iki 200 eurų, jeigu būtų. Ir ten motociklų nuomas tai nėra brangias, tai Maltai mačiau ten CRF-us Hondas, tai 75 gal ten eurai parai, ten dienai. Sakykime, Anglijai dabar namavau, tai ten 3 dienom buvo 300 svarų, ten toks, bet labai ten pasirinkimo nebuvo. Tai vienas iš tokių planų, tai netgi noriu tave pakviesti į komandą kartu važiuoti, nes vienam, kaip ir sakiau, žinai, nori į Taletą, tą mostą, tai kas dabar čia rakin, 3 grandinėm, visko reidžinai surati, būtų gerai, kad kažkas tai šalia būtų. Žiūrėsim, gal atsidėkosiu žmonai, kaip sakant, leidžiu jai biškį paturistauti.
gal jinai mane išleis, nu čia nežinau, čia Nu, bet čia sugalvosim. pasvajokim, svajonės niekada Gal, nekainuoja, gal, supranti. Fantazuoti ojojoj, garaže žiemą galima kiek tik tai nori, supranti, ir už tai mokėti nereikia. supranti. Tai va, tai svarbioji dalis. Man tai pavyzdžiui irgi, va tas planavimas, tas pirmas etapas, man nepatinka, žinau, iš tikrųjų. Aš atiduodu į žmonos rankas, sakau, aš tau maršrutą tik tai daugmaž pasakau, kur mes norėtumėm važiuoti, pasitarėm, o tu tenais žiūrėk, kur nakvosim, kas kiek laiką, sakau, nu, kasdien praktiškai reikia kitoj vietoj nakvoti. Taip. Tai vat, žinai, nu, buvo palauk čia, užpernai važiavom mes irgi, reiškia, prakolką tenais, visą kitą, žinai, na irgi užsibukinam ten tuos viešbutukus, ten tokie ten viešbutukai, žinai, pakeliniai tokie mateliukai, žinai. Tai paskutiniai, ne, prieš paskutiniai jau stateliai, žinai, vakare važiuojam, sako, va, viskas rodo, čia, štai, va, namukai stovi, sako, tai ko jūs čia atvažiavot, sako. Taigi, sakom, pernakvot, užbukintagi, viskas jau tvarkoj, sumokėtagi. Tai kad, sako, mesgi suprantategi jaugi nebedirbam, nes namukai nešildami, 3 laipsniai 5 naktį. Tik, na, tai viskas, už langą jau viskas, jau tamsu beveik, jau kur dėtis, taigi su Galdvingu čia buvo. Reiškia, tai va, važiuokit tenais kažkur tai šunkeliu, dar tenais 300 metrų, sako, kažkoks tai yra, supranti, zoologijos sodas, vietinis tenais, ten kažką tai nuomoja, nu tai pasisekė. Tai bet, supranti, jokio pranešimo, jokio, ne, vat nuotykis. Na, tai taip, bet tai vėlgi čiagi nuotykis, supranti, čiagi iš to viskas ir kelionė ir susidaro iš tokių dalykų, jeigu viskas būtų tik tai, žinai, paprastuoju būdu, tai būtų galbūt ir neįdomu, žinai. Tai ne, tai yra kas prisimint. Tai viskas iš to susideda. Nu tai va, kitas planas, jeigu taip ateitį šnekėti, vis dėlto galvoju, kad reikia nuvažiuoti tas postsovietikus šalis, tas Kirgistanas, Tadžikistanas, Uzbekistanas, kitaip vadinama šilka kelias, Silk Road. Tai galvoju, gal aš gegužės mėnesį tiesiog nuskrysiu kokiai savaitei žvalgybai. Grinai tik pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Aš pradėjau jau dabar, žinai, domėtis, tai yra nuomas, yra turai, yra visa kita, pigesni, brangesni visokie ten yra. Tokių tik nori, yra BMW namuoja, yra Minskus namuoja, žinai, tai pagal kišenę ir pagal viską. Bet man įdomu pats, žinai, tas pirmas, va, tas įspūdis, žinai, kaip ten viskas dabar atrodo, kaip ten į mus žiūri. Ir tai, kaip ir sakau, tai tada kitiem metam turim tokį didelį planą ir mažąjį planą, žinai. Tai tas mažasis planas kaip minimum tiesiog va čia va Europoje vietoje, kur Europa kuo patinka ir traukia, kad mes esam laisvi su plasmasinė ta mūsų kartelė, žinai, išvyst. Ir supranti, ir tu kur nori eini, ir tu laisvas kaip Čilė daryti, ką tik nori. O jau, žinai, tie tolimesnėje reikalauja daugiau, tu, žinai, vizas, ten kitokie draudimai, visokie tavilėm. Taip, čia matai, ir nuotykių gali būti geresnių biškių, kaip sako. Taip. Geri planai, skaitau. Nu, tai taip ir darysim, žinai, nes aš po paskutinės Indijos kažkaip tai pradėjo galvoju suktis tas šilka kelias, Pamir Highway, ar ten greitkelis, kaip vadinamas. Jis ilgas labai, 1000 su kapeikam kilometrų ten yra, ten visą nepravažiuot, pasirinktume kažkokią etapą ir ten pasuktume. Bet vėl miniu Indiją. Po paskutinės Indijos aš atkreipiu dėmesį, kad Indija tokia nebeegzotiška darosi. Jinai tokia, nu, kaip tai vėlgi sparčiai auganti ekonomika, jų robotas išsilaipina mėnulį, supranti. Tai tiesiog keičiasi akise, kas praeitais metais buvo žvyrkelis, dabar išasfaltuota. Ir jinai tokia, man kažkaip tai jau nebeiššaukia tų kažkokių tai emocijų. Ir aš kaip tik pasižiūrėjau, kad sukant gaublį, kas dar, vat būtent postsovietikus, visas tas Vidurinė Azija, jinai ir likus tikroji egzotika, kuri dabar irgi smarkiai keičiasi. Kiek girdėjau, Uzbekistanas labai vysto turizmą ir kviečia turistus būtent atvežti jų pinigus ir kad daugelis žmonių labai gerai atsiliepia apie servisus ir visą kitą. Nu tai va, tai kitais metais sakyčiau, kad reikėtų mums išbandyti visą tai. Dabar galvot, kad važiuoti iš namų čia su motociklais, tai čia sakyčiau, biški, gal per daug laiko reikia, žinai, čia gal kai užeis antrą kartą vidutinio amžiaus krizė, reikės atrasti save, supranti, tada galime sėsti ant motociklą ir išvažiuoti ten, žinai, kur saulė teka, žinai, o dabar tiesiog gal paprasčiau, supranti, tiesiog sėsti ant. Turiu tokių smulkių darbų, dar Ingas motociklą reikia grandinę keisti irgi jau matyti ant ribos.
dar ten koks vožtuvus pareguliuoti, reikės užsiimti ten karts nuo karto, žinai, kad išsipurvinti letinas. Taigi, taip. Ne, tai čia malonumas, čia, žinai, kaip sako, nu kaip ten, prie saldainės, žinai, dar ir čerkelą, kaip sakant. Tai sakau, kaip vaikui karuselį įsūpti, supranti. Ne, tai sakai, aišku, taigi, kitasgi sako, tai ką tu ten veiki, žinai, ką tu ten veiki, nu tai ką veiki, ateini, pasižiūri, pakrapštai, supranti, paglostai, nu, atsukit porą varštų, ką, ir gana, ir eini namo, sau žiūri, viskas, nu, jeigu nuotaika yra, daugiau pasikrapštai, nu, viskas. Nu, tai taip, čia tokia poezija, pats daiktas gražus, man įrankiai patinka gražus tie metaliniai visokie daikčiukai, supranti, patinka juos turėti, supranti, čiagi kaip muzika. Taigi ne, tai va čia irgi paprasčiausias dalykas, žinai, žentas čia perlekė, žinai, va, defektavo, kad jau sankaba jau tipo, žinai, jau ant pabaigos. Tai tavo gazas, žinai, blogai veikia, žinai, reiškia, trosus tepti ar kažkas. Taip. Nu, va, vieną iš smulkmenų, supranti, kur, va, paėmiau, apsaugas, va, šitas, nu, va, atsukiau, apsaugą, supranti, prisukta galegi rankenos, reiškia, ir užspaudus gumą gazą, reiškia. Nu, va, tau visa bėda, atsukiau šaibą, pakišau, gazas idealus. Va. Nu, tai čia, va, žinau, žinai. gerai atkreipė dėmesį. Daugelis žmonių paskiau apsivelia, aš atkreipiu dėmesį, kaip paėmė kažkieno motociklą, žinai, pabandyti. Nu, tiesiog, net tik tai, taip ir yra, pripranta prie to, kad neatmeta gazą, nors tai yra didelė įda. Gazas turi ateiti atgal pats, nes tai gali, žinai, užsisukti ir paskiau nežino, kur gali nuvažiuoti, žinai. Nu, tai taip, pripranti, paprasčiausiai gazuoji, atleidi, tau neatsisuka, bet, nu, nejauti jau pripranti, žinai. Tai taip, čia ne vienas yra pirkęs ir motociklą, žinai, tvarą, čia biški padedu, patvarkau, žinai, ten pradžią, žinai, parodau, ten, žinai, čiučiut, nu, ne visiems, aišku, ten, žinai, bet irgi, va, iš karto atsisėdi, pasižiūri, vairas per aukštai, tugi didelis žmogus, sakau, taugi per žemai vairas, tau reikia biškai pakelt, tai kaip negali būti, taip, sakau, žiūrėk, pakeli, sako, visai kitaip, tada vėl kažkoks tai menkniekis, bet, va, matai iškart, savą matai, pripranti, kaip sakai, žinai. Nu, taigi viskas, tas pats sankaba, kaip sakai, ten ant galo, kur nors, ar dar kažkas iš to. Ne, aš tikrai sankabos nejaučiau, supranti, kada, nes motociklas galingas, gazą duodienas važiuoja, bet, va, penktų bėgių gazą duodi, jisai nešoka, žinai, nu, bet man to gana. Bet, nu, vat, reikia vis tiek keista, ką kely tau subirės, ne ir ką. Nu, ir ne tik subirės, aš vis tiek tos techninius tokius nesklandumus privedu prie saugumo dalykų irgi. Jie blaška, jie trukdo susikaupti, jie greičiau pavargsti nuo to dalyko. Aš dabar Indiją atkreipiu dėmesį, kad geriausiai važiuoja ne tas motociklas, kur gerai atrodo, toks dažniausiai vidutinė tokia nudėvėjimą. Nes jie būna jau, nu, pas jį viskas gerai veikia. Vat aš tokį, vat ten, žinai, kai ta grupė pradeda jau pirmą dieną, pirmas, kas atsikeli, nueini ir renkėsi motociklą. Motociklų ten 9, sakykime, ar ten 10. Nu ir jie visi tokie biški skirtingi, žinai, yra naujesni, senesni, tokie labiau nužysti, mažiau nužysti. Tai aš pirmas dalykas žiūriu padangas, nes, nu, padangas yra svarbu, ten pas juos ten off-roadą. O visą kitą tiesiog žiūriu, kad jis tiesiog bendrai normaliai atrodytų. Ir tada tai pasiteisina. Tada sankaba vietoje, gazas gerai veikia, stabdžiai veikia, priekis galas, viskas tvarkoja, kajelės nenulankstytas vėlgi ir viskas okei. O, sakykime, kitas gali visiškai būti atrodyti, ant spidometro pasitina 9000, pavyzdžiui. Nuvarytas kaladės iki geležų, supranti, tai toks labai įdomus dalykas. Tai sakau, ir va dabar nuomavau Londone tą Triumfą, tai buvo 30 000 mylių pas jį, bet pas jį viskas idealiai veikia. Super, taip, žinai, taip gražiai bėgis jungiasi, klankšti tas garsas, žinai, toks sankaba, tai aš nežinau, gal ten hidraulinė, nesidomėjau, bet per visą dieną pravažiuoju, žinai, mieste važiuoju pastoji žindi. Tai būdavo su tuo tigru, tai čia sutinsta ranka net, supranti, nes nuo tos paprastos. O čia visiškai net nejutau, kad toks daiktas yra. Nors ten aš per 2 dienas nuvažiavau 100 mylių. Mieste grinai, tai 1, 2, 3, 1, 2, 3 visą laiką groja, žinai, tai šitie dalykai labai svarbus. Aišku, kai užmesi ten įkaliai 5 bėgį, kaip sakai, žinai, ir gali... Tai va, irgi draugelis čia vienas apie padangas, žinai, pratęsiant, nusipirkęs motociklą 1 metai, nu ir fanatas, žinai, žiaurus ten, vienu žodžiu, kiekvieną. Ir jau uždarė sezoną ne per seniausiai. Nu, tai irgi, sako, atvažiuoja čia biški lietutis į darbą, žinai, sako, va čia biški reikia paveršti tą našį, žinai. Sako, tai kur važiuosi? Tai, važiuosiu dar, va, žinai.
Sakau, padangas gal reikėtų, žinai, jau kaip ir, žinai, pasikeis. Nu, matau, kad jau kažką kaip iš kitokias jau. Tai reikia. Nu ir ką, žinai, ir kitoj dienoj, žinai, sako, griuvau, žinai. Griuvau, tai kur griuvai? Ant žolytės užvažiavau, supranti, ir viskas. Ir, na, aišku, nesmarkiai, bet, va, tai tas palinko, tai tas nulinko, žinai, va, nu, nemalonu, žinai. Bet, nu, va, sako, ai, sezoną pabaigsiu šitai. Tai betgi, žinai. Nu tai, va, tai žinai, tokius esminius dalykus aptariam, supranti, gerai, kad susitikom, pakalbėjom. Bet aš kaip ir vėlgi pasikartosiu, žinai, kad reiškia, ant praeities įspūdžių ir patirties statom ateities planus. O dabartyje esam dabartyje, kokie esam. Tai vėlgi sveiki, gyvi, rankas kojas vietai. Kaip sakam, nors ten aplinka nelabai ir mėgsta motociklistus, bet bent jau pavyksta išgyventi, sakykime, kol kas, žinai, elgiantis apdairiai ir visą kitą. Ir tikiuosi, kad tai bus. Aš kažkaip vis tiek tikiu gerąją pabaigą. Manau, kad viskas bus gerai ir visi tie nelaimingi atsitikimai, jų, aišku, kažkoks tai procentas visą laiką bus, bet norisi, kad jų būtų mažiau arba bent jau jie nebūtų tokie sunkus. Aš ir dabar vėl pasikartoju tą Londoną, nes tai man paskutinis kaip važinėjimas toks didesnis. 2 dienas pravažinėjau labai intensyviame eisme, bet neturėjau visiškai jokių situacijų pavojingų. Bet iš kitos pusės labai nieko nebijojau, nes greitis apribotas 20 mylių, visas miestas, 20 mylių per valandą, ant kiekvieno kampo fotoaparatai, vairuotojai visi tiesiog preciziškai laikosi, nes teisės ten prarasti nieko nereiškia. Tai, nu tai gerai, jeigu ten ant 20 mylių mane ir kaukštels kas nors, supranti, nu taigi neužmuš manęs vietoje, supranti, ten, nu gerai koja išsuks, supranti, pagulėsiu ten kur nors, žinai. Tai aš tuo aspektu kažkaip tai, nu, nesijaučiau, žinai. Čia gal Lietuvoje ta problema yra dažnai dar, kad, kaip sakyt, nu, eismo dalyviai nesusitarė. Ir pirmas dalykas, aišku, greitis. Ir kuo didesnis tas greitis, tuo didesnė problema. Ir dabar, kuris čia kaltas, kuris čia nekaltas, tai čia sunku pasakyti visą laiką. Aišku, kaip šnekam, kaltas liks motociklistas. Na, tai taip. Čia dar reikėtų, aišku, čia įstatymiškai Lietuvoje gal niekada ir nebus įteisinta, kad galima būtų tarp mašinų lakstyti, žinai, nu, nelakstyti, bet, vat, supranti, yra problema. Jo, taigi, motociklui nelygų, yra oro aušinamas, yra skysčių, tai nėra problema, sakykime, orų, tai ką tu vasaros laike kamštį, nu tu suspragdinsi jį paprasčiausiai, nieko. Nu, ir kitas dalykas tiesiog, nu tai gerai, kai karšta, kai lietus lyja, tas pas, nu ką tu stovi kamštį ir stovėsi kamštį, tau pils tenai, taip sėdi mašinai, radijos klauso, supranti, šneka telefonu, ar tenai brausina jį, ten rašinėja tekstus, kad tu čia sėdėsi ir lauksi, kol, žinai, tai nors jau, kaip sakant, būtų tolerancija. Nu, tokia nerašyta taisyklė, sakykim. Žinai, kad... Aš esu optimistas, aš tos tolerancijos matau daugiau, bent jau Vilniuje niekad neturėjau jokių problemų, dar vėlgi, tai aš pagal galimybės, aš tik atkreipiau dėmesį, kad Vilniuje tas filtering vadinamas, Anglijai vadina ten filtravimas, žinai, ten biškai platesnė gal gatvė, dėl to ten lengviau daryta. Vilniuje nėra daug atvejų, kuriuose būtų komfortiškai važiuoti tarpu. Yra dažnai siauroka, yra taip tiesiog. Taip, važiuojant tam tarpe, tai reiškia vairas telpa ir tu gali važiuoti. Ir ypatingai aš kaip darau ten, gal pakomentuosiu tam angliškam filmukė, kur yra pirmas dienas aš sakau picų vežėjus, nes jie geriausiai vairuotojai. Jeigu jisai drožia per eilę, jisai gali važiuoti, tai reiškia ir aš galiu iš paskos, žinai, kol apsipranti, kai apsipranti, jau viskas, jau tada gali. Ne, tai paprasčiausiai čia yra mentalitetas pačioj pradžioj, nes, nu, supranti, va, vėlgi ta situacija šviesoforas, ne, tu ten 8 ar 10 ten, žinai, gale. Nu tai ką, tu tengi paimi, apvažiuoji ir pirmą sustoji prie šviesoforą, nes tenais vietos yra sočiai, bet tave traktuoja kaip baisiausia pažeidėja, ten pradeda pipsėti, ten kumščius rodyti, žinai. Vėlgi, sakau, čia aš nežinau kur, Vilniuje man nieks nepipsėjo dar niekad, aš tik tai skaičiau internete, kažkoks tai senis ten skundėsi, kad kodėl jie taip daro, bet aš tik tai to senė nesupratau ten kaip ir poziciją, sako, koks jiems skirtumas, kas ten iš jo atėmė, ką nors, suprantasi, pavėluos ten numirti ar dar ką nors, koks jiems skirtumas. Gal, sakykim, ne į temą visiškai, čia gal ir baigiant šitą mūsų ten pokalbį, žinai, vėlgi toks labai juokinga situacija kasoj, žinai, kaip skuba pensininkai, žinai, nežinau kur, vienu žodžiu, aš stoviu, moku,
dedu, aš ramus žmogus, dedu ramiai, supranti, prekes, visą kitą, už manęs beretė, konkreti beretė, supranti, su pimpačiuku, va čia, va, žinai, šito, visą rudą. Tokią noriu turėti, žinok, jeigu kur rasi, tai pasiūlyk. Ateis laikas pati atsiras, nesužinosi iš kur. Taigi nebėra pirkt, žinai, tokios ant šalmo užsidėsiu, žinai, senatį. Tai vienu žodžiu, jisai mane stūma, žinai, konkrečiai stūma, va taip, su šonu, su pilvu, žinai, viskas, aš deduosi, supranti. Tai ką, supranti, čianai, sako, tu ką čianais, aš laiką neturiu, žinai, tu čia trukdai man, žinai, sakau, nu, blemba, ir pardavėjai išrauda visą, žinai. Aš sakau, nu, neskubėkit, sakau, aš susidėsiu ir einu, žinai, nu ir specialiai mašinai laukiau, kur jisai skuba, žinai, sakau, pasižiūrėsiu. A jisai ramiai ten, žinai, su lasdelė, tenais tykiai, per gatvę perė, niekur jis neskuba, supranti, bet jo stilius toksai, supranti. Nu, mentalitetas, supranti. Nu, tai tik, žinai, supranti, tik Aidai, bet mes vėlgi galim pokalbį baigti tą gerą gaidą, kad renkamės patys, kurios dalykus fiksuoti savo galvoj. Tai dabar vėl prisimenant tuos važinėjimus ir tarpais ir Vilniui, tarp automobilių, tai aš prisimenu labai daug atvejų, kai specialiai padaro tarpą. Tikrai matosi žmonės ar susijęs su motociklais ar ką. Aš matau, tiesiog pasuka vairą, paplatinam ant plyšį, pravažiavau, supranti, ir tokių labai daug yra. Ir aš matau tuos gerus ženklus aplinkoj mūsų. Yra, šitą ir aš pastebėjau. Bet čia, žinok, didžiuosios miestos. Čia periferija, dar ne, žinai. Taigi dabar po šitą pokalbį pažiūrės, gal ir pagerės visi dar. Tai turėtų pagerėti, žinai, bet žiūri vėlgi, kas daugiau žiūri šitą video, žinai, Vilniokai, žinai, ten visą kitą, ką čia kaime, kas žiūri ten video. Taigi reikia išmokyti, kad žiūrėtų, išgarsėsim ir galės žiūrėti visi tada. Tai norėčiau nušniuruoti biškį. Čia jau, kaip sakyti, ne kadrai. Tai.